Kadangi klausimų dėl savo plaukų sulaukiu labai dažnai ne tik TikTok'e, bet ir realybėje, taip kad šiandien aš jums parodysiu porą produktų, kuriuos aš naudoju, kad būtent išgauti tą tokių pridrėkintų, tokių tiesiog blizgių plaukų efektą. Pažiūrėkit, kaip atrodo gražiai mano plaukai. Taigi visų pirma, aišku, naudoju šampūną, bet šampūnas pas mane labai dažnai keičiasi, nes man atrodo, kad ne nuo šampūno tai priklauso. Vienas labai geras produktas, būtent tam tokiam blizgių plaukų efektui išgauti, tai yra iš Color Wow Money plaukų kaukė. Tai ji yra tiesiog praturtinta, būtent dėl to taip ir vadinas, yra praturtinta visokiais vitaminais, proteinais, antioksidantais ir taip toliau, tad gerai pridrėkina plaukus ir būtent dėl jos jie tokie blizgus yra. Tai štai taip jin atrodo, labai tokia tiršta. Bet vienas pliusas tai yra, kad jos nereikia ilgai laikyti. Užtenka tik 3-5 minučių, kiekvienų plovimų negalima yra naudoti plaukų kaukę, tiesiog kas 2-3 plovimus, tai tarp jų aš naudoju kondicionierių ir būtent kokio kondicionieriaus ieškau, tai yra tas, kuris mano plaukus atgyvintų, atšviežintų, kadangi aš labai dažnai garbanojuosi plaukus, aš labai dažnai juos džiovinu su karštu džiovintuvu, tai būtent dabar naudoju štai tokį iš Moroccan Oil, nes jis yra ir būtent toksai atstatantis plaukus ir grąžinantis jiems gyvybę, ko man dažnai reikia. Tos priemonės yra iš parduotuvės Moneli, pat mačiau yra Charlotte Tilbury, yra Huda Beauty, yra įvairiausių tų labai populiarių ženklų. Ir dar vienas pliusas, kad jie žiauriai gražiai supakuoja siuntas, aš jums parodysiu, ant kiek gražiai buvo supakuotos abi šitos priemonės, tiesiog įspūdingai. Taigi, ačiū labai visiems, kad žiūrėjo, tikiuosi, kad padėjau ir ačiū Moneli parduotuviai.